Kai tik tai sužinojau, kad gydytojas išeina, tai buvau visiškai priblokšta ir negalėjau patikėti. Aš nenoriu, kad mane ramintų. Na tiesiog sutvarkykite šitą situaciją. Taip negalima. Tai tiesiog, taip nėra priimtina. Tai yra vaikų gyvybės, tai yra vaikų gyvenimo kokybė. Jo daryta operacija kaip tik ir leido mano dukrai praktiškai pilnavertiškai galėtų vaikščioti, bėgioti ir šokinėti. Be tos operacijos jinai geriausiu atveju jau būtų galėjusi vidutiniškai kokybiškai eiti. Tai tikrai situacija yra tragiška, ne tik mūsų atveju, bet ir visų kitų vaikų, kuriems tenka susidurti su tuo pediatriniu neurochirurginiu gydymu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Dovilė, JGTV laidos vedėja. Šiandienos laidoje dėmesys peticijai vaikų neurochirurgijos skyriaus išsaugojimas, surinkusi beveik 10 000 parašų. Pastarosiomis savaitėmis viešoje erdvėje kilo rimti klausimai dėl vaikų neurochirurgijos paslaugų. Santaros klinikose iš šio centro pasitraukus visai komandai patyrusių neurochirurgų, tėvai teigia nebegalintys gauti aiškių atsakymų apie gydymo tęstinumą, specialistų patirtį ir atsakomybę už sudėtingiausius vaikų gydymo atvejus. Nors institucijos tikina, kad paslaugos nenutrūko ir jų kokybė nenukentės, dalis šeimų gydymo ieško kitose miestuose ar net užsienyje. Šiandien studijoje 3 mamos – Jurgita, Anastasija ir Lina, kurios kalba ne apie emocijas, o apie faktus, patirtį ir sveikatos sistemos atsakomybę, kuri turi saugoti vaikus. Sveiki. Sveiki. Tai šiandien studijoje 3 mamos, kurios susipažino ligoninės koridoriuose. Taip. Bet šiandien stoja į kovą tam, kad ne tik tai būtų pasirūpinta jų vaikais, kai buvo pasirūpinta ar ne, tada, kai reikėjo labai pagalbos, bet ir užtikrintų gydymą tiem tėvam, kai tos pagalbos prireiks. Taip. Lina, aš noriu pirmiausia jūs pakalbinti. Jūs esate viena iš peticijos iniciatorių, ar ne? Grupė esame iniciatorių. Grupė. Tai nebuvo taip, kad vienas kažkuris, tai toksai buvo eksprompt. Tėvų grupė. Tikrai taip. Tai kiek ta grupė sudaro žmonių, kiek tėvų? Tikriausiai bus, kaip sakoma, mūsų tam aktyviajam čiate yra 44, man atrodo. Taip, šiuo metu Yra 44. Tai vis tik tą grupę sudaro tikriausiai tie tėvai, kurie yra susidūrę, ar ne, su nelaimėmis, su vaikų gydymu. Tai kada ir kaip gimė idėja būtent ne tik suburti tą grupę, ar ne, kur bandytumėte išspręsti tą problemą, kai išėjo 6 neurochirurgai iš Santaros klinikų, bet ir nusprendė daryti peticiją ir pertvarkyti esamą situaciją, kad tie neurochirurgai grįžtų atgal. Viskas prasidėjo nuo to, kad pamatėm Facebook'e postą, kad atsisveikina neurochirurginis su neurochirurginio centro vadovu profesorium Ročka. Taip, pakėlėm antakius, galvom, kas čia vyksta, gerai, matyt, profesorius turi savų planų. Po savaitės postas išeina mūsų pagrindinis gydytojas Raugalas. Jau negeras ženklas, ar ne vienas? Bet tada tai jau nutirpo rankos kojos, tada mes pradėjom vieną su kita kontaktuoti, kur ten Facebook'e kokie kanalai užsilikę, ar ne, kas čia vyksta, ar ne, kažkas pasiskambino, tai kaip čia dabar, kur čia, ir pasirodo, kad yra didelė bėda, daktaras tikrai išeina, vadinasi, vienos per kitas mamos pradėjom jungtis į grupę, nes nežinau, kuri iš tikrųjų buvo tos grupės įkūrėja. Bet man atrodo, per pačią pirmą parą ten ant karštųjų, o ką darom, rašom raštus, o tai gal peticija. Pirmiausia, kažkokią ten peticiją užrašė, pradėjom mesti tos balsus, palaukit, netoks pavadinimas, ne apie tai. Vėl tada susikoregavo, toksai gavosi didelis emocinis, kaip sniego gniūžtė, ar ne? Parašėm raštus ir pradėjo reikalai judėti. Ar tikėjotės tokio pliūpsnio susidomėjimo ir kad vis tik parodžius iniciatyvą reikės prisimti ir atsakomybę, ar nestoti į viešumą ir jau ginti tą neurochirurgų interesą, atstovauti tėvus? Tikriausiai ne. Bent jau aš tai nesitikėjau, kad čia reikės eiti, kaip sakoma, ir į Seimą ir ne po vieną kartą. Bet, žengus vieną žingsnį, tu nebegali sustoti, nes tas pats principas, tai jeigu pradedi eini, o klausia tada, tai kodėl tu, o jeigu ne aš, ne?
Kodėl tai taip jautru būtent jums? Galbūt galėtume trumpai pasidalinti visos apie savo gyvenimišką istoriją ir kodėl tai taip svarbu turėti profesionalus Vilniuje? Na, galiu pradėti. Tai pradėkime nuo to, kad aš su dukra, man teko praktiškai gyventi ligoninėje ir labai ilgą laiką. Ir mes tenais vis pasisvečiuojame. Tai mums ligoninė Santariškių klinikos yra kaip antrieji namai. Na ir susidūrus su tokia priežiūra, kokią gavome tenais ir turint galimybę, taip sakant, šiek tiek atsipalaiduoti ir labiau skirti dėmesį savo vaikui, o ne į jo būklę, medicininius terminus, kuriuose gali ten pasiklysti ir panašiai, bet turėdamas, tai yra suteikdamas pilną pasitikėjimą gydantiems daktarams, nes jie jo verti, jie užsitarnavo tą pasitikėjimą savo sunkiu darbu. Tai suteikia jėgų, tai tau kaip mamai suteikia ramybę tiesiog, kad tu turi į ką kreiptis, žinai su kuo pasikonsultuoti bet kurio paros metu ir tu gali tiesiog ramiai gyventi ir tiesiog būti mama. Na ir kai vyko šis pokytis, tai tikrai kaip žemė išslydo iš po kojų vien dėl to, kad ir kaip bebūtų, tu suvoki, kad to nebebus. Dabar šiuo atveju tai mūsų laukia tik tai Kaunas. Tai įsivaizduokit visa šeima Vilniuje ir dabar važinėti, ar kiekvieną vakarą galės atvažiuoti. Kai kiekvieną vakarą mane visada aplankydavo vyras, paleisdavo pasivaikščioti į mišką, nes tai irgi labai svarbu atsipalaiduoti šiek tiek. Tai tu to nebeturėsi tos pirmosios pagalbos ir pirmojo skambučio, vieno skambučio metu, kur tu gali, kvailiausio klausimą užduoti ir gauti atsakymą ir būti patikintas ar nuramintas arba pakonsultuotas, pavyzdžiui, vykti į priimamąjį. Na ir tu suvoki, kad tavo gyvenimas labai pasikeis ir kad vėl turi ieškotis daktarų, kuriais galėtum taip pat pasitikėti. Tai vėl yra per naujo einamas kelias. Na ir man iš tiesų dar, kas įkvėpia mane čia labiau netgi kovoti, tai būsimieji vaikai, tai kas vis tiek tokių situacijų atsitinka, vis tiek vaikai gimsta ir visko būna ir įvyksta ir sveikiems vaikams įvyksta nelaimės, neduok Dieve. Tai man kyla klausimas, o kas jiems padės, ar jie gaus tokią pačią kokybišką pagalbą, kaip kad gavome mes. Na ir be šitų daktarų esu įsitikinus, kad kurį laiką, tai tikrai ne. O kas kėlė jums didžiausią pasitikėjimą, kalbant apie jūsų vaiką gydžiusius neurochirurgus? Kas užtikrino tą tokią ramybę, ar ne? Profesionalumas ar komunikacija su jumis? Žinokit, viskas. Tiesiog, kai tu kiekvieną dieną matai tos daktarus, jeigu yra sunki situacija, sunki būklė, tai yra buvę, kad daktaras atostogų metu grįžta iš atostogų ir pakonsultuoja, atlieka operaciją, nepakonsultuoja. Bet visa tai, jų tiesiog tas kasdienis darbas ir tas... Žinot, kartais mes gydytoją Raugalą mes vadiname gal krikštatėvių tam tikrų, gal net ir tėčių tam tikrų, ne biologinių, nes toks jausmas, kad jam rūpi taip pat kaip tau. Tai va tas, kadangi atrodo, kad tu jautiesi, tarytum jam tikrai rūpi taip pat kaip tau, kad tavo vaikas kokybišką gyvenimą galėtų maksimaliai gyventi kokybišką gyvenimą ir jis daro viską, kad tai įvyktų. Lina, kokia jūsų istorija? Dukrytė gimė neišnešiota ir hidrocefalija ir viena iš būdingų ligų neišnešiotukams. Tai mums jinai ir teko. Ir taip su gydytojai susitikom tuomet, kai dukrytė, nebeatsimenu, kelių savaičių buvo, gimė 28 savaičių. Žinau tik tai tiek, kad pirmoji operacija buvo tuomet, kai jinai vos 2 kilogramus svėrė. O nuo to laiko mes kasdieną ir matydavomės. Nes reikėdavo kasdieną punktuoti ir gydytojas tikrai ateidavo, tą padarydavo pats kasdieną, kartais atsivesdavo į rezidentus, bet visgi jis buvo visą laiką pats pagrindinis ir kai tu pastoviai kasdieną matai tą gydytoją ir kai jisai visą laiką su šypsena
visą laiką maloniai, visą laiką palankiai ir, ta prasme, toksai nenutrūkstamas bendradarbiavimas, ar ne? Paskui intensyviai jau mes turėjom progos pabendrauti su juo, kai mes 3 mėnesius tiesiog gulėjom neurochirurginiam skyriui, jau dukrytė jau formaliai buvo nebe neišnešiotukas, jau 40 savaičių, tai yra naujagimis ir mes atsigulėm 3 mėnesiam su meningitu į neurochirurginį skyrių, ne, sekė pakartotinės operacijos. Tai taip, tu tiesiog gerai jautiesi, tu meldiesi, toj palatoj išgirsti už durų, aha, gydytojas atėjo prie posto ir jau stovi, šiandien ką nors gal pasakys, ar ne, ir jisai žinodamas, kad tai yra labai svarbu, nors situacija realiai nesikeičia, ne, jinai kasdieną nesikeičia, bet tas atėjau, pašnekėjau ir paklausiau, kaip tu jauties, tai yra labai daug. Ne tik profesionalumas, bet ir empatija, ar ne? Vienareikšmiai, nes, vaikas gyja taip greitai, kaip mama gerai jaučiasi, ar ne? Iš tikrųjų labai jautri tema ir labai skaudu, kad tokius gydytojus, kurie iš tikrųjų nori nuoširdžiai padėti tėvams sunkiu laikotarpiu, priverčia palikti darbo vietą nemalonios priežastys, kai jie iš tikrųjų yra pasišventę savo darbui. Bet prie tų priežasčių sugrįšim dar. Ačiū, kad pasidalinote, Anastasija, jūs. Mano istorija su gydytojais neurochirurgais, ypač su daktaru Ramūnu Raugalu, prasidėjo net ne nuo vaiko gimimo, o nuo 27 nėštumo savaitės. Ir tada mano vaikų nepatikėjo niekas. Mes tada išgirdome, kad jam praktiškai net nėra šansų gimti gyvam. Ir patikėjo tuo metu tik tais daktaras Ramūnas. Ir kaip dabar paminam, priėjo, pakalbino, nuramino, rado ką pasakyti, paminėjo, kad kovosim, darysim viską, kas yra įmanoma, kad tik tais padėti mano vaikui. Ir jo pirmoji operacija, kuri praėjo sėkmingai, buvo atlikta 2 gyvenimo dieną. Tai yra vaikas parą laiko išgyveno ir tada pradėjome intensyvų gydymą. Tai per pirmus gyvenimo metus, mes ligoniniai prabuvome 270 dienų. O kokia buvo diagnozė? Diagnozė pradžiai buvo sprendžiama tarp hidranencefalijos ir hidrocefalijos. Tai mūsų atvejis yra hidrocefalija. Tai situacija yra išties net ne tai, kad ypatinga, jinai yra visiškai nevadovėlinė mūsų situacija ir smegenų struktūros irgi ir visiškai kitaip atrodo, negu turėtų būti. Net pamenu, profesorius Ročka minėjo kažkada, kad turiu pats įlysti su endoskopu, pasižiūrėti ir tik tada turėsiu tikslų, aišku, konkretų planą, kaip judėti toliau operacijos metu. Tai nes tiesiog situacija reikalauja ypatingos priežiūros, ypatingo stebėjimo. Tai kiek laiko konkrečiai su profesorium vyko gydymas ir kaip jis dabar vyksta? Tas gydymas vyksta visą gyvenimą, galima sakyti, nes ta priežiūra yra reikalinga nuolatos ir nuolatos yra vienas arba kitas dalykas, kurį reikia tvarkyti, keisti, žiūrėti, stebėti ir panašiai. Bet kadangi būtent gydytojas šis pradėjo gydymą, ar ne, nuo pats, sako, 27 nėštumo savaitės jau. Kaip jūs jaučiatės dabar, kai jis jau kaip ir nutraukęs, ar ne, tą gydymą ir perėmė kiti gydytojai? Iš tikrųjų, kai tik tai sužinojau, kad gydytojas išeina, tai buvau visiškai priblokšta ir negalėjau patikėti. Pasakiau, tik tais duokit man kėdę atsisėsti, nes tu tikrai nugriūsiu iš to jaudulio, kas bus dabar, kaip bus dabar ir tiesiog kaip mes gyvensim toliau. Nes, kaip ir mamos prieš tai minėjo, mes visą laiką būdavom saugios, ramios, mes žinodavom, kad jeigu iškilo koks klausimas ir kartais tai nesvarbu, ar tai 2 valandą nakties, ar tai savaitgalis, ar tai šventinė diena, mes žinojome, kad mes galime pasiskambinti ir gauti gerą patarimą arba gerą nusiraminimą, kad viskas tvarkoj, stebėkit arba skubėkit, lėkit ir panašiai. Tai tikrai situacija yra tragiška, ne tik mūsų atveju, bet ir visų kitų vaikų, kuriems tenka susidurti su tuo pediatriniu neurochirurginiu gydymu.
Ačiū, kad pasidalinot. Jurgita, noriu paklausti, jūs minėjot, kad jau turėjote konsultacijų su kitais neurochirurgais, ar ne? Kokia buvo jūsų patirtis ir kas sukėlė nerimą? Na, pradėkime nuo to, kad konsultaciją neurochirurgas atliko nesulaukęs radiologų išvadų ir pakonsultavo neturėdamas pilno bendro vaizdo. Buvau patikinta, kad viskas yra tvarkoje ir galima toliau gyventi ramiai ir panašiai. Kitas labai didelį nerimą keliantis dalykas tai, kad buvau informuota, kad nuo šiol hidrocefaliją ir šuntą prižiūrės neurologas kartu su pediatru, kas nėra jų kompetencija. Ir dar vienas dalykas, kuris tikrai kelia didžiulį nerimą, tai tas faktas, kuris buvo išreikštas neurochirurgo, kad mes nebeturėsime nuolatos prižiūrinčio neurochirurgo ir mus konsultuos tas, kas budės. Ta diena, kai mes atvyksime arba darysime tyrimą. O kuo gali baigtis, jeigu vaikui iš tikrųjų reikalinga skubi pagalba, o ne tik tai konsultacija to gydytojo, kuris budi, net natūraliai? Tai liūdniausia pasekmė, žinoma, dėja mirtis. O kita netokia liūdna, bet irgi be galo liūdna, tai gyvenimo kokybė prarasta. Nes uždelstas veikimas, vėlgi, mes tėvai nesame medikai. Tai yra ir taipogi hidrocefalija ir šunto priežiūra, tai yra, kuo jie skiriasi nuo kitų ligų, tai kad kai kuriais atvejais net nerodo simptomų vaikas, neparodo, kad jam kažkas negerai. Anastasija gal galės papildyti. Tai būtent, tai net neparodo simptomų ir tiesiog iš tyrimų tu jau gali matyti ir gali spręsti, kaip ir mūsų atveju atsitiko. Nesulaukus radiologų išvadų, buvom pakonsultuoti, patikinti, kad viskas bus gerai, galite nurimti, po 1-2 metų galite, jeigu norite, galite atvykti pasikartoti MRT. Na, kitą dieną aš sulaukiau radiologų išvadų, turiu prisijungimus prie Santa sistemos ir radiologų išvadose buvo parašyta priešinga situacija, kad pokytis yra pastebimas jau MRT tyrime. Ko pasekoje kreipiausi į patyrusį vaikų neurochirurgą privačiai, gauti antrinę nuomonę ir antrinę konsultaciją. Ir tos konsultacijos metu buvau informuota, jog deja mano vaiko atveju hidrocefalija yra progresuojanti, po truputį, bet progresuojanti. Nebepakanka, pirmieji yra matomi simptomai, kad nebepakanka šunto pralaidumo. Ir reikia neatsipalaiduoti ir metus 2, galbūt jeigu nori pasikartoti MRT tyrimą, tačiau reikėtų po pusmečio kartoti MRT tyrimą, žiūrėti, kiek smarkiai ir kiek greitai progresuoja ta hidrocefalija ir kada reikėtų jau planuoti šunto pralaidumo operaciją, šunto keitimo operaciją. Tai reiškia, kad tie tėvai, kurie išgirdę tą pirminę nuomonę pasitikėtų ar ne gydytojai Santaros klinikose, jie ramiai būna 1-2 metus, O paskui su greita. o tuo metu, taip, Kritinės būklės vyksta į Santariškes ar kažkur kitur gelbėti gyvybės, o ne išsaugoti smegenų ir išsaugoti gyvenimo kokybę. Nes vėlgi, kai mes šnekame, supraskime tai, kad kai mes šnekame apie kritinę būklę, tai matyt visi medikai supranta ir tą patį patvirtins, kad mes šnekame apie gyvybės gelbėjimą, bet kokią kainą. Tai svarbiausia, pirmiausia yra gyvybė. O jau kaip ten bus pažeistos smegenys ir taip toliau, žinoma, tai labai svarbu ir mėgins išvengti. Tačiau, kai mes šnekame apie šunto disfunkciją, mūsų atveju išsiplėtusius skilvelius, tai vėlgi užspaudžiamos smegenys, žūsta neuronai ir vaikas gali prarasti tai, ką jisai jau išmoko, jisai gali regresuoti, per naujo reikia mokytis tam tikrus dalykus ir panašiai. Ir galbūt bus pažeistos tos smegenų vietos, kuomet kai vaikas iš viso nebeturės gyvenime galimybės atgauti to gebėjimo, kurį jis galėjo daryti prieš tai. Ir tai sunkiai, labai smarkiai įtakos gyvenimo kokybę ir būklę vaiko. O kaip jūs dabar jaučiatės po šitokių rezultatų, ar ne, kai
iš Santaros klinikų gydytojo gavot vieną rekomendaciją, o iš privataus gydytojo kitą rekomendaciją. Tai koks jūsų sprendimas tolimesnis dėl gydymo, jeigu šie neurochirurgai, kurie išėjo dėl tam tikrų priežasčių, nebegrįš? Mano sprendimas vienareikšmis, mums belieka Kaunas, dėl to, kad tenais yra vaikų neurochirurgai, jie turi patirtį ir draugausime su jais. Vilniumi dėja pasitikėti negalime, dėl to, kad nuolatos mes esame raminamos, mums sakoma, kad ponas Jovaiša sakė, kad viskas išlieka taip pat, bet tai yra akivaizdu, kad neišlieka taip pat. Mes nebegausime testinio gydymo, neturėsime prižiūrinčio neurochirurgo ir tie, kurie mus konsultuos, jie nebus įsigilinę į vaiko situaciją, ko pasekoje, kaip ir gavome, atsiprašau, su visą deramą pagarbą neurochirurgams, bet jeigu net tyrimų pakonsultuoti normaliai negali, tai apie kokį pasitikėjimą, operaciją ir panašiai mes galime šnekėti. Ir tas raminimas, mane tai tiesiog labai siutina, dėl to, kad aš nenoriu, kad mane ramintų. Tiesiog sutvarkykite šitą situaciją, taip negalima, tai tiesiog, taip nėra priimtina, tai yra vaikų gyvybės, tai yra vaikų gyvenimo kokybė. Kaip valdžia leidžia, kad tokie dalykai vyktų ir mėgina vietoj to, kad spręstų visą šitą situaciją, jie tiesiog mėgina mus nuraminti tuščiais pažadais. Dar šiek tiek grįšim ir prie esamos situacijos. Bet ar tiesa dar, Jurgita, kad jūs konsultacijos metu sulaukėte frazės, kad neturiu patirties su vaikais, bet stengsiuosi? Ne, aš sulaukiau šios frazės, sulaukė kita mama. Mama sulaukė šios frazės apie konsultacijos metu, apie operacijos planą ir gydymą. Ir neurochirurgas tai pakonsultavo. Jeigu man tai pasakytų, tai, atsiprašau, už išsireiškimą, kaip mano tėtis pasakys, stengtis reikia ant puoduko. O operacijos metu, tai, tu turi turėti patirtį, o jeigu neturi, tai tiesiog pripažinti. Ir mes turime Lietuvoje, Vilniuje, mes turime patirtį, kurie nori, geba dirbti. Ir jie gali mokyti, kad ir likusius neurochirurgus ar kitą komandą. Bet tai mes tiesiog, man tiesiog trūksta žodžių apibūdinti, stengsiuosi. Ačiū už pastangas, bet Stenkitės kur nors kitur. Taip. Anastasija, jūs jau priėmėte sprendimą operaciją daryti Kaune, taip? Taip. Tai Vilniaus Santaros klinikų net nebesvarstėte? Mes net ne tai, kad priėmėm sprendimą, o mes jau esame Kaune ir būtent šiuo metu, jau 3 dieną, Matas guli ligoninėj su tėčiu. Ir labai džiaugiamės, kad nuvykome dabar, nes prieš tai mes planavome po reabilitacijos lapkričio viduryje susitikti su neurochirurgų Santaros klinikose, bet kadangi visa situacija staiga pasikeitė, mes nebeturėjome kažkokio sprendimo varianto, kur daryti, kaip daryti, ką daryti ir pasitikėti dabartiniais likusiais neurochirurgais mes taip pat nelabai galim, net negalim tiesiog, kadangi mes žinome, kad jie labai mažai turėjo tos patirties su vaikais. Ir pavyzdžiui, mūsų atveju yra atlikta 15 operacijų skirtingų, tai tiesiog ir yra taip, kad tas daktaras jis pažįsta visą mūsų istoriją, jis žino kur kas, kaip, kodėl, kada buvo padaryta. O dėl Kauno tai labai džiaugiamės, kad atsidurėm dabar, nes jau pamatėme problemą, jau pamatėme, kad šunto slėgis nusimušė iš 5 iki 1 ir, kaip ir minėjo prieš tai Jurgita, kartais būna nepastebimų dalykų. Nes mes tikrai nematėm jokio diskomforto iš vaiko, o jo plati šypsena kalbėjo mums tik tais apie tai, kad viskas yra gerai, nors vaikas tikrai labai emocingas ir visada parodo, ar kažkas skauda, ar kažkas negerai. Ir mes visą laiką tai suprantame.
Ir labai džiaugiamės, kad greitai pavyko rasti vietą, nes pradžiai kreipėmės privačiai Kaune pas neurochirurgą ir jau sekančią dieną po konsultacijos gavome datą atvykti jau trečiadienį. Tai ketvirtadienį buvom pakonsultuoti, o trečiadienį jau buvome skyriuje, jau buvo daromi tyrimai, jau buvo stebima situacija ir planinė operacija bus pirmadienį. Tai linkiu, kad viskas gerai praeitų. Kaip jūs jaučiatės, ar ne, su vyru, jūsų šeima, artimieji, kad vis dėlto, kai turėtų būti palaikymas, ar ne, ir kuo lengvesnės situacijos tėvams, būti šalia artimųjų, būti šalia namų, turėti savo mieste iš tikrųjų tuos gydytojus profesionalus, kurie nuolat teiktų pagalbą, jūs turit griebtis šiaudo, aišku, ten irgi profesionalūs gydytojai Kaune, bet vis tiek tai yra ir išlaidos, ir atstumas, labai daug veiksnių susideda, kurie yra nepalaikantys tėvus, o priešingai. Kaip dėl to jūs jaučiatės ir pasidalinkit patirtim? Na, situacija yra tiesiog tragiška, nes šunto disfunkcija arba bet koks kitas sutrikimas gali įvykti visiškai netikėtai. Vakar buvo viskas gerai, šiandien staiga gali patapti blogai. Ir kai mes žinome, kad mes turime kuo skubiau patekti pas gydytoją, kuo skubiau atsidurti priimamajam gydytojo kabinete, atlikti tam tikrus tyrimus, kad gydytojas pasižiūrėtų, patikrintų, kad viskas gerai, mes suprantam, kad mes nebeturim galimybės nuvykti per pusvalandį iki ligoninės Vilniuje ir tiesiog tada belieka vienintelė išeitis sėsti į mašiną, spausti gazą ir lėkti iki Kauno priimamojo, kas užtrunka ženkliai greičiau, o tai yra vaiko būklė, vaiko ir gyvenimo kokybė ir visa kita, ir visi šitie dalykai gali turėti įtakos paskui vaiko ateičiai. Kad tai tikrai gali atsispindėti ne taip gerai, kažkoks tai pavėlintas sprendimas gali atsispindėti ne taip gerai ateityje vaiko gyvenimo kokybės atžvilgiu. Lina, dabar grįžkim prie jau visos problematikos ir visų tėvų patirties. Tai jums Santaros administracija tvirtina, kad paslaugos nenutrūko ir kokybė nenukentės, taip? Mums daug kartų taip sakėm, su plačia šypsena į akis. Taip. O ką rodo tėvų patirtis? Aišku, jau pasidalino ir Anastasija, ir Jurgita, bet girdit ir dar daugiau atsiliepimų, ar ne, vidinių, toje grupėje žmonės dalinasi. Taip, pačioje pradžioje, kai tą problemą sužinojom, kad mes turime didelę problemą, ar ne, tai pirmiausia, mes nežinom, kas čia atsitiko apskritai, nes mes kaip pacientai, ar ne, kaip pacientų tėvai, mums viskas buvo tobula, ar ne, skyriui personalas tobulas, gydytojai tobulė, ta prasme, nėra prie ko prikibti, tu eini aplankai, kaip pas senus pažįstamus, jeigu ten dėl kitų dalykų santariškėse burni, pasirodai, kaip mes paaugom, ar ne. Dabar staiga kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tada mes sužinome, kad naujiena, pasirodo, vaikus veš operuoti į Santariškių 2, nors vaikų ligoninė yra ta chirurginė, ar ne, pusė yra kita gatvės pusėje, tarkim. Kitaip tariant, vaikus neurochirurginius, dabar jau mums aiškinama, kad ne, tik tai sudėtingi atvejai keliaus į Santariškių 7, tai yra suaugusių ligoninė, nes ten yra geresnė aparatūra. Atleiskite, o kodėl negali būti gera aparatūra vaikų ligoninėje? Ir iki šiol, dar prieš mėnesį 2, buvo pakankama aparatūra, o dabar staiga jinai pasidaro nebepakankama, ar ne? Suprantam dabar, kodėl nebepakankama. Ogi dėl to, kad suaugusių neurochirurgai daug geriau jaučiasi operaciniai savo įprastoje, ar ne? Jiemsgi nepatogu ateiti, dirbti su nepažįstama aparatūra, dirbti su nepažįstamu kolektyvu, neįprasta aplinkoje, ar ne, ir operuoti vaikus. Vadinasi, ar ne, įsijungia tokie labai keisti ne pirminiai ir ne paciento geroviai argumentai, kad, tiesiog taip yra patogiau. Ar ne, kažkaip to paciento vaiko interesai nustumiami toli gražu nei į antrą ir gal net nei į trečią planą. Tada sužinojome, kad taip nebelieka
tikro gydančio gydytojo, ar ne? Tada sužinome, kad jūs prižiūrės jaunas gydytojas, jis praeitais metais baigė rezidentūrą. Tada sužinome, kad gerai, neurochirurgijos rezidentūra trunka 6 metus, pagrindė tai yra apie suaugusius ir vaikų ciklas yra 4 mėnesiai. Per 4 mėnesius geriausiu atveju mūsų žiniomis galimai jisai išoperuoja plus minus 14 vaikų, ar ne? Ir tai yra su mokytoju šalia. O dabar sako, kad viskas, jis gavo diplomą, jis yra diplomuotas, jis yra patyręs, jis gali dirbti su vaikais, realiai mokėsi su vaikais dirbti 4 mėnesius. Atsiprašom, netikim. Tiesiog. Nes taip, vienas iš išėjusių yra vaikų ligoninėje kartu su gydytoju Raugalu rezidavęs, taip prasme, kaip ten jie sako, vietiniai vaikų neurochirurgai buvo ir gydytojas Rinkevičius, ar ne? Tai būtent jis buvo tas jaunas gydytojas, kurį mums, kadangi jau mes ko gero esame, mano dukra ir aš vyriausias šitoje istorijoje, per tuos metus mačiau, kaip jisai atėjo, kaip jisai buvo rezidentas ir paskui jau pasiliko dirbti kaip gydytojas. Ir jis pasiliko ir tikrai dar daugelį metų, ir va kita mama pasakojo, kad sako, aš pati mačiau, kaip jis sako, vos ne kartais kas kelias minutės skambindavo ir tyraudavosi gydytojo Raugalo pasikonsultuoti, ar ne? Tai jau gydytojas jau viskas, jis jau patyręs, ar ne, jis jau gavęs diplomą, jis gali dirbti, bet visgi ta supervizija tikrai yra reikalinga. Paskui mes turim, kaip sakom, mums suteikia galimybę domėtis medicina, ar ne, šitą situaciją. Sužinom, kad kitose šalyse yra įprasta, yra normali praktika, kad gydytojai neurochirurgai, kurie nusprendžia specializuotis darbę su vaikais, jie turi po jau rezidentūros dar superviziją, fellowship ar ne programa, dar plus 2 metai, kur konkrečiai dar gilinasi ir jis dar nėra pilnavertis savistovis neurochirurgas. Šiuo atveju mums sako, viskas gerai, jie viską gali. Ar Santaros klinikos nebandė kažkaip tai situacijos gerinti, teigiant, kad tai tik laikina situacija ir gydytojai kompetitingi arba ateis ir daugiau gydytojų neurochirurgų? Vienareikšmiai bandė mums tą pasakyti, bet žinot, kažkaip va taip vis bando pasakyti, tada tu išeini po to pokalbio ir supranti, palauk, mums sakė kompetitingi, o tada mes prašom, tai gerai, parodykit tą kompetenciją. Tai kiekgi tie gydytojai kompetitingi, kurie likę Santariškėse, jie turi realiai patirties su vaikais. Mums Santaros iki šiol nepateikė šitą, ar ne? Nėra atsakymo, nes matyt atsakymas bus labai nepatogus, ar ne? Kitas dalykas sako, kad ateina nauji gydytojai, ar ne? Ir va čia skelbia gydytojas, ar gydytoja tiksliai nežinau, pabaigė mokslus Vokietijoje, ateina dirbti nuo vasaros, jeigu neklystu, ar ne? Taip. Bet tai čia ta pati istorija. Tai tas gydytojas vis tiek, ar ne? Gydytoja, jinai pabaigė mokslus ir vėl vaikų dalis, tai yra mažoji, ir vėl dar neaišku, ar iš vis ateina su vaikais dirbti. Nes kaip ir pasakė gydytojas, gal ateis su vaikais dirbti, gal jie dirbs, o gal ne. Mes nieko konkretus neturim. Ir kai mums sako, taip, yra skyriuje, bet tai kad nėra skyriuje. Tas gydytojas kaip, ateina, padaro darbą ir išeina. Ne? O kalbant apie problematiką ir mastą, kiekį profesionalių neurochirurgų Vilniaus mieste, ar tik tai Santaros klinikose buvo grupė neurochirurgų profesionalų, ar yra ir privačiose klinikose, kur tėvai gali vykti ir mokėti už paslaugas? Gal aš atsakysiu, ar ne? Jo, aš noriu tik tai vieną apibrėžimą padaryti, kad vaikų neurochirurgų. Nes vaikų. Profesionalų neurochirurgų be abejo yra. Ir tie likę yra neurochirurgai, taip pat profesionalai, bet su suaugusiais. Taip, nes jie ten specializuojasi. Suprantam, neurochirurginė atveju suaugusių yra daug daugiau. Be abejo, kad suaugę ten jie turi daugiau ką veikti, ar ne? Bet šiuo atveju mes šnekam apie vaikus, ar ne? Ir realiai vaikų neurochirurgai, intensyviai operuojantis vaikus buvo 3. Visi jie dirbo Santariškėse,
Tai buvo profesorius Ročka, gydytojas Raugalas ir gydytojas Rinkevičius. Vadinasi, visi jie 3 išėjo, dar kaip vėliau sužinojome, tame tarpe iš visų 6 išėjusių dar 2 gydytojai buvo, kurie padėjo užtikrinti budėjimus, tai yra dar 2 gydytojai, kurie mielai dirbo su vaikais ir galbūt buvo planuose toliau dirbti, dabar visa šita komanda išėjusi. Ir norėčiau papildyti, kaip klausėte, ar tik Santariškėse, bet čia ir yra esminė problema, kad vaikų neurochirurgija ir aplamai ligoninė ir tokios apimties operacijos yra galimos tik tais Vilniuje, Santariškėse ir Kauno klinikose. Tai yra 2 Lietuvoje įstaigos, kurios turi pakankamą aparatūrą, turi personalą visą, kompetencijas, komandą visą. Tai tiesiog, kai jų nėra tenais, tai jų kitur nėra. Ir privačiai yra galimos tik tais ambulatorinės konsultacijos, tai reiškia, kai tiesiog neurochirurgas gali pakonsultuoti tyrimus, nusiųsti, nukreipti, atlikti tyrimus, galbūt atlikti tam tikrus tyrimus toje įstaigoje. Tačiau pačios operacijos, ypatingai komplikuotų operacijų, jie neturi vietos, kur atlikti, neturi tos. Tai galima tik Santariškėse arba Kaune. Dabar grįžtu dar prie Linos. Ką per 6 savaitės pavyko išsiaiškinti, kai išėjo vaikų neurochirurgai? Taip, tai kaip minėjau, tą tėvų pusę mes išsiaiškinam nemažai, kad nors tvirtina, kad paslaugos bus tokios pačios, mes jau matome, kad jos netokios pačios, bet taipogi čia netaip seniai išėjo podcastas gydytojo Raugalo su Jūri ir na taip, sužinojome, pasirodo, gydytojai visgi išėjo dėl vykusio mobbingo, kuris apytiksliai truko 2 metus. Ar ne, mobbingas iš viršaus, mobbingas iš apačios, tai reiškia, buvo išguiti visi labiausiai patyrę specialistai, jie tame tarpe buvo ir vadovai, administratoriai, tai reiškia, buvo neurochirurgijos centro vadovas, profesorius Ročka, kuris operavo mano dukrytę. Tarp kitko, jo daryta operacija kaip tik ir leido mano dukrai praktiškai pilnavertiškai galėti vaikščioti, bėgioti ir šokinėti. Be tos operacijos jinai geriausiu atveju būtų galėjusi vidutiniškai kokybiškai eiti, ar ne? Jis atlikinėjo tas operacijas, kur vaikai turintys cerebrinį paralyžių turi galimybę išmokti normaliai eiti ir galėti eiti apskritai. Vaikai, kurie sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje, jie gali išmokti eiti po to operacijų. Kitaip tariant, tai vaikas pradeda gyventi gyvenimą visiškai kitoj kokybei. Tai va, tai jo nebeliko taip pat gydytojo Raugalo, jis buvo vaikų neurochirurgijos skyriaus vadovas ir kaip paskui sužinojome, ir suaugusių neurochirurgijos skyriaus vadovas išėjo ir dar kiti jų kolegos. Ar ne, tai va, tokios naujienos ir finale gaunasi, kad taip pat sužinojom, kad visos santarų administracijos dedamos pastangos kažkaip tą konfliktą užglaistyti buvo visiškai bevaisės. Tai reiškia, kad administracija realiai nevykdė savo funkcijų, nekompetentinga, nesugebėjo arba švelniai, kad tik tai nesimatytų iš išorės, kad kažkas negerai Santariškėse, finale padarė taip, kad gavosi labai blogai. Kokių pokyčių siekiate peticijai ir kokių veiksmų planuojate dar imtis, gal kokius jau ir įvykdėte, su kuo bendravote, su administracija, aišku, kaip ir minėjote, ar ne, bet gal ir su kitomis institucijomis? O taip, tai turėjom garbės apsilankyti Seime, susitikti su Seimo sveikatos komiteto nariais, tenai pirmą kartą pamatėme ir santarų administraciją, buvo labai netikėta, nes tą dieną tai mums buvo siurprizas, tikėjomės susitikti su sveikatos komiteto nariais, o susitikom su visa tokia didžiulė grupė, ar ne? Čia tą dieną, kai santaros nusprendė per preskonferenciją ir per spaudą su susirūpinusiais tėvais bendrauti. Vėliau dar kartą teko eiti į Seimą, su Skvernelio, man atrodo, kaip ten. Skvernelio frakcija, tai vardan Lietuvos. Taip. Tenai dar kartą su panu Jovaiša teko susitikti. Vėliau mes gavome raštą iš santarų.
kur tariamai atsakė į mūsų klausimus, nors realiai nei vieną konkrečiai. Ne? Tai buvo toksai labiau pasakyta, kas buvo labai nustebino, kad šitas raštas pasirodo buvo konfidencialus, kuriame nieko neižvelgiam konfidencialaus ir realiai neatsakyta į nei vieną mūsų klausimą. Tada mes rašėm į Seimo komitetą, mes rašėm į Sveikatos ministeriją raštus, visi tie raštai buvo peradresuoti į Santas, o Santarų klinikos mums buvo tokį apytiksliai muilo burbulą, ar ne, atsakė. Tada, kadangi jie tenai kvietė dialogui, mes labai mielai prisiprašėm į dialogą, ne? Ir vėlgi įdomi detalė. Sakėm, negali visos mamos tėvai ar ne atvykti gyvai, tai ar bus galimybė prisijungti, pirmiausia buvo, paskui staiga dingo. Taip. Sakė, ne, tik tai gyvai, bet mūsų grupėje yra tėvai, kurie negyvena Vilniuje, ar ne, jie lygiai taip pat gydėsi ir gydo, taip, kol kas gydosi Santarų klinikoje. Tai, sakom, nėra galimybės, tai kaip? Tai tik tai po rašto Santaroms, Seimo komitetui ir Sveikatos ministerijai po valandos atsirado vėl galimybė prisijungti. Tai, žodžiu, labai noriai ir labai džiugiai su mumis nori bendrauti, ar ne? Kokių pokyčių siekiate konkrečiai dabar peticija, ar ne? Ir kokie bus tolimesni veiksmai jūsų? Dar kol kas parašai renkami. Taip. Tai kiek esate nusiteikę eiti į priekį? Tiek, kiek reikia. Tiek, kiek reikia. Taip, tikrai tiek, kiek reikia, nes kad ir kaip bebūtų, tai graudi situacija, net ne graudi, tai katastrofa, kad ir kaip bebūtų, nebijokime šito žodžio. Tai yra visiška katastrofa, turint vietoje neurochirurgus, kurie geba ir nori dirbti, su jais taip elgtis. Tai nėra priimtina. Ir tai taipogi įtakoja mūsų vaikų sveikatą, gyvenimo kokybę ir taipogi gyvybę. Tai žinokit, mes tikrai nenustosime. Tai labai norėčiau paprašyti pasirašyti, jeigu galite, skirkite kelias minutes ir pasirašykite mūsų peticiją, padėkite mums šitoje kovoje, nes mums kiekvienas jūsų balsas tikrai yra labai svarbus. Na ir mes tikimės, kad kuo daugiau balsų surinksime, tai tuo galbūt mūsų balsas bus išgirstas ir ministerija pagaliau pradės imtis veiksmų kartu su Santarų administracija, kad ištaisyti šitą neatleistiną situaciją. Dar norėčiau papildyti. Čia atrodo, kad yra labai mažai šeimų, kuriams tai rūpi, ar ne? Nes, statistiškai nedaug su tokių retas ligas turinčių vaikų yra. Bet nepamirškime, kad neurochirurgas yra tiesiog būtinas traumos atveju. Kas garantuos, kad nenukris varveklis nuo balkono ant galvos, ar ne? Kas garantuos, kad papulsi į avariją ir atsipirksi vien tik tai kojos lūžių. Dažniausiai tai yra kūdikiai, kur atsiranda, kurie nukrenta. Atspėkit, be abejo pas neurochirurgus. O čia kol kas Santariškėse neurochirurgai dėja yra likę tie, kurie mieliau nedirbtų su vaikais, negu kad dirbtų. O ar kalbėjote su išėjusiais neurochirurgais vaikų, ar jie grįžtų ir kokiom sąlygom grįžtų? Taip, kalbėjom ir žinom, kad jie tikrai grįžtų, jeigu pasikeistų administracija. Nes kad ir kaip bebūtų, administracija leido tokiems veiksmams įvykti. Jie, kad ir ką jie mums sakė spaudos konferencijoje, Seime, bet kur mes komunikavome su jais, kad buvo atlikta viskas, kad tik tai sustabdyti, bet išeina daktaras Rinkevičius ir kokią mes žinutę gauname, kad su juo net nebuvo pasišnekėta nė karto. Tai daktaras
gydytojas Raugalas išeina, taipogi, nebuvo mėginta perkalbėti ir kad pasiliktų ir panašiai. Tai kad ir jeigu ir buvo mėginta perkalbėti, bet nebuvo jokių veiksmų, tai buvo tiesiog leista šitai situacijai įvykti. Tai prašome prisiimti atsakomybę už tokius veiksmus ir bet kokią kainą grąžinti šitos neurochirurgus. Teisingai, labai įdomus momentas. Yra vienintelis neurochirurgijos profesorius Ročka, profesorius vienintelis. Kai jisai neapsikentęs visgi parašė raštą išeiti, per vieną dieną sukrito visas vizos. Tai čia mes taip saugome Lietuvos talentus, ar ne, tą vienintelį gydytoją, kuris gali pastatyti nevaikštančius vaikus ant kojų. Ar tikrai? Konfliktas nėra sprendžiamas. Ar tikrai tai yra išeitis Lietuvai mokėti už operacijas tokias, kurias buvo galima ir dar yra galima, tikiuosi, jeigu gydytojas grįš į santaras, daryti Lietuvoje, už tas operacijas mokėti užsienio ligoninėm, nes dabar taip ir yra. Viena šeima, taip, jie jau konkrečiai ruošiasi dokumentus ir važiuos operuotis. Būtent tą pačią rizotomijos operaciją darys, kad stotų vaikas ant kojos ir galėtų taip. Ar tai pigiau? Ar tikrai tai yra pigiau Lietuvai? Mes suprantam, kad tai yra pigiau santaroms. Greičiausiai. Nežinom, neskaičiavom, o administracijos pateikta informacija negalim pasitikėti, nes akivaizdžiai mums dažnai meluoja ir tai yra nuolatinis tas procesas. Visur, kur susitinkam, mes susiduriam su tą melo uždanga, dūmais kažkokiais paleistais į akis ir, kaip ir šnekėjom, tik tais post factum tu supranti, kad pala. Taigi prieš tai taip sakė. O dabar jau taip sako. O tada jau taip sako. Tai, tiesiog. Taip, įdomus momentas, ar ne? Mums per paskutinį susitikimą žadėjo, kad bus karštoji linija neurochirurginiams pacientams. Tai vėliausiai iki naujų metų pabaigos. Ar ne? Sakė tada, per savaitę, tikrai iki metų galo. Tada tuo momentu palinksėjom gerai, paskui tu pradedi mąstyti, kai jau išlenda daugiau detalių, ar ne? O tai kokia funkcija tos karštos linijos, jeigu nėra tavo vaiką pažįstančio gydytojo? Tai dabar ta karšta linija, kuo jinai skiriasi nuo priimamojo tiesiog, arba 112, kur tau pasakys, taip važiuok, jeigu neaišku, tai važiuokite į priimamai, nes kito tiesiog nėra varianto, ar ne? Nes tas gydytojas, kuris budės, jeigu su juo sujungs ir jis tavo vaiką iš ko? Iš šią sveikatos pasižiūrės. Tai ką jis pasakys? Nieko, ar ne? Net realiai net nepasižiūrės, nes pasižiūrėjus į mūsų visų patirtį, išnagrinėti per 10 minučių 15 operacijų, sprendimų, priėmimus, kas, kur, kodėl, kokios komplikacijos buvo, kokie sprendimai buvo priimami, yra neįmanoma. Ir verta paminėti taipogi, kad kai gavom konsultaciją Santariškėse šiuo metu dirbančių neurochirurgų, tai aš kaip paklausiau, tai kada ta karšta linija bus, nes mes čia praeitą savaitę 11 gruodžio turėjome konsultaciją MRT, tai sakau, tai kada ta karšta linija bus įjungta, tai žinokit, kokia karšta linija. O mums, kaip sako daktaras Priekšaitis, mes nesakė mums tiesiai, bet mes matėme interviu, tai sako, jie labai kalbasi, dabar labai daug kalbasi. Ar tikrai? Tarpusavyje, taip. Prieš tai nebuvo galima, nebuvo galimybės, jiems nebuvo suteikta galimybė kalbėtis, jie labai daug kalbasi. Tai daktaras net negirdėjęs apie tokią kaip karštąją liniją, kurią jis turės greičiausiai atsakinėti ir panašiai. Tikrai kalbasi? Tai vėlgi dar vienas klausimas. Žodžiu, toks marketinginis, ar ne? Marketingas, mamoms nuraminti. Bet mamos turi rėkti labai garsiai, kad būtų išgirsta visuomenės tą visą problemą ir visą tą katastrofą. Nes tai liečia ne tik mūsų vaikus, kurie turi retas ligas ir panašiai, tai liečia bet kokį kitą sveiką vaiką. Ir ne tik Vilniečius, ir mažesnių miestelių atvyksta. Ir ne tik Vilniečius, tikrai pažįstame tėvus, kurie važiuodavo į santaros klinikas
ir iš Klaipėdos, ir iš Šiaulių, ir iš kitų Iš to paties mažesnių. Kauno. Nes Iš to kad ir paties kaip Kauno, būtų, Kaunas, Vilnius, jie turėjo tas stipriausias komandas, Vilnius pradėjo vytis Kauną ir dabar tos kompetencijos buvo išlygintos kaip, sąlyginai išlygintos kompetencijos ir netgi, tu kaip tėvas turėjai pasirinkimą arba Vilnius, arba Kaunas, tu galėjai rinktis, kur tau priimtiniau, kur tau arčiau, kur galbūt vaibinį labiau su daktaru, vis tiek yra tokie smulkus dalykai, kurie irgi yra svarbus. Tai mes visada turėjom pasirinkimą. Dabar mes turime tik vieną pasirinkimą Kauną. Ir dar ką noriu paminėti, mes su mamomis, stojusios į šią kovą, tai turime, taip sakant, čatą, tenais yra daug mamų susirinkusi, su jomis konsultuojamės, tai dalinamės patirtimi. Ir žinot, vienas toksai labai liūdnas momentas, tai kad šiuo metu įvykus skubiai situacijai, mamos nešneka apie tai, kaip greičiau gauti pagalbą, o galvoja, ar spėsiu nuvykti iki Kauno. Aš esu viena iš tų mamų. Aš gyvenu Vilniuje. Man klausimas kyla, ar aš spėsiu iki Kauno nuvykti su savo vaiku, jeigu mums įvyks skubi situacija. Taip, ir šiandien su viena iš mamų šnekėjau kaip tik, mažesnis pas jos vaikas, pas mane didesnis, tos patirties, kaip sakoma, streikuojančių šuntų yra daugiau, ir šnekėjau, pasakojau patirtį, kiek tai galimai gali užtrukti, be abejo, individualiai, kiekviena situacija gali būti skirtinga, bet, ir tarėmės tarpusavėje, tai o kas dabar bus, ar ne, o kaip čia, kiek čia aš greitai turiu reaguoti, ar aš spėsiu iki to Kauno nuvažiuoti, ar ne, sakau, pasiėmusi maišelį, kad jeigu ką vaikas pakeliu apsivems, galimai suspėsi, bet vėl, ašgi ne gydytoja. Aš tik tai savo patirtim remiuosi, ar ne? Mūsų, ačiū Dievui, tokia buvo patirtis. O nedaug Dieve, jų bus ne taip, o nedaug Dieve nesuspės. O kas taipogi labai, labai liūdina, tai vėlgi gavus konsultaciją neurochirurgija, tai yra Santariškių klinikose. Mūsų atveju prieš metus buvo situacija, kad mes pamatėm, kad vaikui, mes buvom užsienyje reabilitacijoje ir kaip tik jau pasibaigus reabilitacijai buvo savaitgalis, dar buvome Varšuvai tuo metu ir mes pamatom, kad staiga, besiruošim čia namo, dedamės daiktus, matom, kad staiga vaikui bloga. Vaikas vemia, vaikas miega, vaikui prasidėjo epilepsijos priepuoliai, šuntas neatsileidžia, nes jau ko gero visos mamos mokam ant greito pasitikrinti tą šuntą. Ir mes sėdim pasimetę toj Varšuvai ir galvojam, gerai, ką darom? Gerai, paskambinam gydytojui, kuris mus žino, kuris pažįsta ir pasakom, ką daryti. Ar lėkti kuo greičiau mums iki Vilniaus, ar bandyti susitvarkyti, patekti kur nors Varšuvoje, čia dar buvo lapkričio 1 ir mes nežinojom iš vis, ar Varšuvoje, kaip tos ligoninės Varšuvoje veikia, bet ačiū Dievui, patekom Varšuvoje, gydytojas pasakė, ne, sako, situacija skamba per daug rimtai, kad sėstumėt važiuoti, nes galimai to laiko gali ir neužtekti. Reikėtų patikrinti šuntą. Reikėtų, kad pasižiūrėtų neurochirurgas, reikėtų atlikti kompiuterinę tomografiją. Tai paklausė tik vieno dalyko, ar turit draudimą. Sakom, taip turim, tai viskas tvarkoj. Pasidomėjome, susisiekėm su mūsų reabilitacijos centru, pasidomėjome, kur galime kreiptis. Nuvykome skubiai Varšuvoje į vaikų ligoninę ir labai greitai gavome konsultaciją, nes situacija tikrai buvo rimta ir priimamajam laukti ilgai neprireikė ir per pusvalandį jau buvo atlikta kompiuterinė tomografija ir per valandą laiko jau buvo gauta konsultacija. Kad šuntas veikia, kad viskas yra tvarkoje, tai galimai problema tiesiog buvo kažkur tai kitur nuslepiama. Bet tai buvo svarbu. Tai buvo svarbu pasitikrinti čia ir dabar ir žinoti, kad tu gali saugiai toliau vykti į namus. Todėl iki to Kauno tikrai, kad ir kaip mes sakom, mes galim nespėti, atrodo, kas čia tą valandą, bet mes per valandą jau turim žinot kartais situacijos atsakymą, jau su išvadom. Ir labai svarbu taipogi paminėti, kad tėvai nėra medikai, neturint tokios karštos linijos, tokio asmens, į kurį tu gali kreiptis ir pasiklausti, kaip tau reikėtų reaguoti, ar čia jau dabar sėsti į mašiną ir važiuoti, ar tau iš viso greitąją galbūt kviestis, bet kuri uždėlsta minutė, kad ir valanda, tai kas bus atsakingas? Taigi tėvas.
ką paskiau sakys neurochirurgai arba kiti medikai. Tai kur jūs buvot? Aha. Ką jūs veikėt? Ir vieną dalyką pridėti noriu, ką mes esam girdėję vienam iš susitikimų Seime, kad žalos atlyginimo mechanizmas. Tiesiog. Tėvus bando nuraminti tuom, kad pasako, kad jeigu kas nors atsitiks, tai galės pradėti veikti žalos atlyginimo mechanizmas. Jokie pinigai, joks atlyginimas neatstoja laimingo vaiko gyvybės. Ačiū, kad esat čia, kad darot pokyčius, kad inicijuojat peticiją ir taip pat suburėt visus tuos tėvus, kuriem reikalinga pagalba ir tuos tėvus, kurie net nežino, kad jiem bus reikalinga pagalba. Bet jūs jau už juos kovojat. Tai jūs darot labai svarbią misiją. Aš noriu labai jums padėkoti, tikrai labai nuoširdžiai ir manau, kad už kamerų nuoširdžiai dėkos labai daug žmonių. Ir tų, kurie susiduria su tokiom situacijom kasdien arba dabar kovoja, netgi būdami ligoninės ar ne. Ir tie, kurie tiesiog yra žmogiški piliečiai, jautrus ir norintys prisidėti. Tai aš labai kviečiu visus pasirašyti peticiją. Ir tos, kurie turi vaikų, ir tie, kurie taps tėvais, ir senelius, ir visus tuos, kurie tik tai prieina prie peticijų ir turi tokią galimybę. Ir aišku, jums linkiu sėkmės, pergalės, tikėjimo, vilties ir sveikatos jūsų vaikučiams. Mes neturim pasirinkimo, mes turime eiti iki galo. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū labai.